Sveiki visi. Panagrinėkime dabar dar toliau racionaliųjų skaičių temą ir mes čia turime atvirkštinius skaičius. Jos irgi galim priskirti tikrai prie šios temos ir pamatysite kodėl. Tai dabar pabandykim pasiaiškinti, kokie yra tie atvirkštiniai skaičiai, kad paskui sprendžiant uždavinius nekiltų kažkokių didelių problemų, kad suprastumėte, kaip jie gaunami. Pabandykim pasiaiškinti išsamiau. Atvirkštinių skaičių taisyklė yra gana paprasta, nes norint gauti skaičiaus atvirkštinį skaičių, reikia jį tiesiog apversti. Gal ir neaiškiai atrodo, ką čia kaip reikia apversti, bet esmė tokia, kad skaičius turi būti trupmeninis, visų pirma. Jeigu skaičius yra sveikasis, trupmeniniu jį galime nesunkiai pasidaryti. Tai pavyzdžiui, tarkim, jeigu turim sveikai skaičių 2, tai jį galim pasidaryti trupmeniniu, pasirašę tiesiog 2 pirmosios. Reiškia, 2 būtų skaitiklyje, o vardiklyje vienetas. Tai tiesiog tas dvejetas gali būti ir taip parašytas. Tuomet apverčiame tą trupmeną ir tokiu atveju jau gauname atvirkštinį skaičių. Tai dabar pabandykim išsamiau pasiaiškinti, ką čia aptariam. Užrašykime tai paprastai, skaičiai A padalinta iš B ir B padalinta iš A yra vienas kitam atvirkštiniai skaičiai. Tai matot, trupmenos yra tiesiog apverstas. Tai dabar pavyzdžiai, kad būtų aiškiau suprast, kaip čia kas gaunasi. Skaičiai 2/5 ir 5/2 yra vienas kitam atvirkštiniai skaičiai. Skaičiai gali būti ir neigiami, tai pavyzdžiui, -2/5 ir -5/2 yra vienas kitam atvirkštiniai skaičiai. Dabar kitas dalykas, gali būti ir taip, kad jeigu turime sveikai skaičių A, sakykim, tai jam atvirkštinis bus skaičius 1 padalintas iš A. Tai dabar panagrinėkim čia keletą pavyzdžių. Tai sakykim, skaičiai 3 ir 1/3, kaip jau supratom pagal tą apibrėžimą, yra vienas kitam atvirkštiniai skaičiai. Nes skaičių 3 nesunkiai galime padaryti trupmeniniu 3 pirmosios ir tuomet jau apversti. Tai tiesiog, reiškia, jeigu turim 3 pirmasias ir galime gauti 1/3. Ne? Dabar gerai, dar vienas pavyzdys. Skaičiai gali būti ir neigiami, tiesiog čia viskas analogiškai, kaip ir su šita taisyklė, kai yra abu trupmeniniai skaičiai, tiesiog iš karto, kai nėra sveikasis. Tai žodžiu, -3 ir -1/3 yra vienas kitam atvirkštiniai skaičiai. Gerai, einam toliau ir čia dar matom keletą įdomių dalykėlių, pabandykim pasižiūrėti. Skaičius 0 savo atvirkštinio skaičiaus neturi. Čia yra jau tokia taisyklė, viskas čia su juo kaip ir aišku, vienas toks yra. Skaičius 1 laikomas savo pačiam atvirkštiniu, skaičius -1 lygiai taip pat. Atvirkštinių skaičių sandauga lygi 1. Pavyzdžiui, tarkim, turim 2/5, padauginam iš 5/2 ir galime gauti šitaip tiesiog, kad būtų aiškiau, pasirašykim taip, kad tos penketus suprastiname, lieka po 1, ar ne, dvejetus lygiai taip pat galim suprastinti irgi liks po 1. Tai ir turėsim atsakymą lygų vienetai. Tai tiek būtų apie atvirkštinius skaičius. Aš manau, kad viską čia suprato, tikrai nėra sudėtinga. Tiesiog vartome skaičius taip, kaip norime ir gaunasi vienas kitam atvirkštiniai skaičiai. Tai sėkmės visiems ir susimatysime tada kitose video. Iki.